eini drauge per ugnį, išgydai tu mane, vyras tavęs, vyras tavęs. Aš tikiu, tu išgydai, aš tikiu, tu visa man esi. Aš tikiu, tu pripildai, aš tikiu, daugiau tu nereikia man. Jėzau, tu visa man. Tu palaikai mane ir jūrą suvaldai. Eini drauge per ugnį, išgydai tu mane, vyras tavęs, vyras tavęs, vyras tavęs, vyras tavęs. Aš tikiu, tu išgydai, aš tikiu, tu visa man esi. Aš tikiu, tu pripildai, aš tikiu, daugiau tu nereikia man. Jėzau, tu visa man. Nes nieko neįmanomo nėra, nieko neįmanomo, nes nieko neįmanomo nėra. Rankoje laikai tu mane, nes nieko neįmanomo nėra, nieko neįmanomo, nes nieko neįmanomo nėra. Rankoje laikai tu mane, aš tikiu, tu išgydai, aš tikiu, tu visa man esi. Aš tikiu, tu pripildai, aš tikiu, daugiau tu nereikia man. Jėzau, tu visa man. Daugiau tu nereikia
tikrai tai Viešpatie nėra nieko neįmanoma. Ir padėk mums tikrai, kad mūsų gyvenimuose tu būtum tas viskas, visur pirmoje vietoje. Dieve, atleisk mums, kai mes žiūrim kažkur kitą pusę, nei tu žvelgi, Dieve. Kai mes dar nesileidžiam būti iki galo perkeisti tavo rankų, Viešpatie. Atleisk mums, kai Viešpatie mes pasiduodam tiesiog savo žmogiškumui, savo emocijom. Neparodom iš tiesų meilės, kurią tu mus mokai rodyti kitiems. Išreiškiam kažkokį nepasitenkinimą, kažkokį pyktį. Dieve, tu visą žinai, tu kiekvieną mūsų širdį žinai, tu ištyrei mūsų Viešpatie. Žinai, ko mums reikia, žinai, per ką mes einam. Žinai visą mūsų kelionę, kiek mes jau paaugom tavo mokiniais būdami. Bet žinai ir visus mūsų nuopuolius. Ir vis tiek mūsų Viešpatie priėmė. Dieve, atverk mūsų ausis, atverk mūsų širdį šiandien girdėti žodį. Taip pat Dieve, paragink mūsų širdis būti drąsiom ir pasidalinti, jeigu turėsim kažkokį liudijimą, jeigu kažkas užkabins iš žodžio, kurį girdėsim, kad būtume padrąsinimas vienas kitam. Kad būtume ta šeima, kurioje visi dalinasi savo dovanomis, kas kur kuo apdovanotas yra. Viešpatie Dieve, ateik ir veik. Per šventąją dvasią Dievo gyvenančią mumise veik, Viešpatie. Ir taip pat Dieve laiminam visus vaikus, čia esančius ir kurie gal namuose. Dieve, laiminam kiekvieną, laiminam jų sveikatas, Viešpatie, sustiprink šituo šaltuoju sezonu, Dieve, tu būk jų imunitetas, bet Dieve, labiau dar už viską sustiprink jų širdis, sustiprink jų troškimą, norėti ieškoti tavęs, eiti artyn tavęs, Dieve, nenusigręžti nuo tavęs. Neleist piktajam ateiti ir užvaldyti jų gyvenimą. Padėk Dieve jiems taip pat mokytis, kaip būti tavo mokiniais. Laimink tarnautojus, kurie dalinasi ir juos augina dvasiškai. Dieve, stiprink juos irgi duok jiems išminties. Kalbėk per juos. Ir tikrai išversk viską, kas yra jų mokama jos. Jų kiekvieną asmeninę kalbą, taip kaip jie suprastų, taip kaip jie galėtų labiau tave pažinti, Viešpatie. Ir veik, Dieve, veik viso šito tarnavimo metu ir veik mūsų gyvenimuose, Dieve. Padėk mums pamatyti tavo veikimą. Ir padėk mums kartais žengti tos drąsos žingsnius, kad taip įvyktų, kad tai pamatytume, Dieve. Jėzus Kristus vardu meldžiu. Aleliuja, šlovė tau, Viešpatie. Amen. Ačiū Dievui. Praeitą sekmadienį pradėjom kalbėti apie tai, kas yra taip vadinamas adventas, nors mes taip nevadinam dažniausiai. Ta prasme, tą laikotarpį tokį ypatingo tokio laukimo, nes labai gera, kada tas ypatingas laukimas yra kasdien, kiekvieną sekmadienį, kiekvieną dieną. Tai
Bet vis tiek grįžtam prie tos temos, prie tos minties, kad iš tikrųjų Viešpats visada jis ragina patikrinti savo širdį, patikrinti savo vidų ir pasižiūrėti, kasgi ten yra. Ir patikrinus, matyt, galbūt Viešpats kviečia mane į tokį kaip atsinaujinimą, į gyvybę ir galbūt kartais netgi į atgailą. Kartais žmonės labai bijo žodžio atgaila, bet normalus, kasdieninis dalykas turėtų būti krikščionio gyvenime, kur tu ateini ir tu atiduodi Viešpačiui kartais visą tą naštą, kuris susikaupė. Ir kartais tai yra tokia sunku kartais įvardinti, kad tu kažką tai būtent blogo padarai. Bet kartais kaip automobilis, o aš šiandien į savo pasižiūrėjau, tu važiuoji ir vieną dieną supranti, kad jam labai reikia praustis. Ir dvasiniam tam mūsų gyvenime tu važiuoji per gyvenimą, eini ir supranti, kad tau reikia labai, kad Jėzaus kraujas tave nuplautų, nuvalytų, atnaujintų, nes apsinešiai, tiesiog apsinešiai viskuo ir prisikaupia visokios naštos, visokio galbūt netgi kartais nerimo. Ir mūsų kūnas tai mus labai aiškiai auklėja. Jeigu kažko tai trūksta, tai sako, yra nusilpęs imunitetas, mes suprantam, kad trūksta galbūt vitaminų, maisto kažkokio maistingesnio, kada dar labiau mes neklausom, tai paguldo tą mūsų kūną ir tas kūnas priverstas atsistatyti yra. Ir šį rytą sutikau savo kaimyną irgi vedžiojant šuniuką ir jisai sako, taip sirgau, sako stipriai. Ir vieni vaistai nepadėjo, kitus davė ir sako, dabar jau pradedu darytis žmogus. Ir ta frazė labai tokia teisinga, kad kartais mes, kaip Dievo žodis sako, išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir įdėsiu tą žmogišką širdį. Ir ne vieną kartą galbūt kyla tas klausimas, tai nenoriu aš to žmogiško širdies, aš noriu dangiško širdies, bet Dievas sako, ne, įdėsiu žmogišką širdį, tokią, kokią aš sukūriau, kokia galbūt buvo pačioj pradžioj, kuri buvo panaši į mano širdį, į Viešpatės širdį, ta prasme. Taigi, kartais mums iš tikrųjų reikalinga, kad Dievas mus atnaujintų, atrestauruotų, atstatytų, išgydytų, išlaisvintų, o kartais netgi prikeltų. Ir prikeltų iš tokios mirties į gyvybę, nes atsimenu momentus, kada labai tokie įspūdingi yra momentai, kada žmonės po ilgų klajonių buvo įtikėję, nuklydo ir po ilgų klajonių grįžo pas Viešpatį. Ir toj maldoj tu matai, kaip ta dvasia žmogaus išsilgusi Dievą. Jinai trokšta Dievo visa esybė. Ir taip atrodo pramuša netgi kažkas kaip kamštis būna vamzdyje. Ir pramuša ir staiga išsilieja ta malda, tas džiaugsmas, tas dėkojimas, nes to žmogaus vidus ilgėjosi Dievo ir grįžo pas Dievą. Tai ačiū Dievui už tą malonę ir už tą galimybę, kad mes galim ateiti pas Dievą ir kartais ateidami taip kaip ir laisvai, be jokių apribojimų, mes pamirštam, kokia tai yra didelė Dievo malonė ir koks tai yra palaiminimas ateiti į jo artumą, ateiti į jo buvimą. Ir karalius Dovydas, kuris, aš manau, buvo nemažiau užimtas žmogus negu mes, jisai vis dėlto pasakė tokią frazę, kad sako, nuo pat ryto Viešpatie aš tavęs ieškau. Tai galbūt vieniems labai gerai yra rytas, ne visiems, aišku, kitiems labai gerai vakaras. Aš tai pasakyčiau, kad nuo pat vakaro Viešpatie tavęs ieškau, nes man daug lengviau yra vakare, kokia 12, tai jau tada pats tas. O kiti sako, ne, aš jau sako 10 jau miegu. Tai labai skirtingi mes esame. Taigi Dievo žodis, ką jisai mums kalba, žiūrint į šitą laikotarpį ir
tiesiog truputėlį prisimenant. Pirma, Dievas ateina, pranašystė. Pranašystė, kurią išsako pranašas Izaijas, užrašyta Izaijo knygoje, 9 skyrius, 1 eilutė. Ir štai, ką Izaijas čia pranašauja. Tokius labai galingus, stiprius Dievo dalykus. Sako, antra eilutė. Antra. Tauta gyvenusi tamsybėje išvydo didelę šviesą. Gyvenimo mirties šešėlio krašte nušvyto šviesa. Ar mes gyvenam tokiam prastam krašte? Žiūrint į kokius paskutinius 2-3 dienų įvykius, tai pas mus irgi toks yra mirties šešėlio kraštas. Vyksta visokie baisus dalykai. Kažkas siautėja gatvėse, kažkas darosi, ta prasme, žmonės išsigandė. Tai mums irgi reikia tos šviesos, kuri yra pas Viešpatį. Ir Dievo žodis čia būtent sako, Izaijas pranašauja, kad tauta gyvenusi tamsybėje. Tos tamsybės tiek mano gyvenime, tiek kiekvieno mūsų gyvenime ir tai pakanka. Ir dar kai visa tauta gyvena tokioj tamsybėje, turi pakankamai tos savo tamsybės, tai yra toks didelis palaiminimas užgirst, kad į tavo kraštą ateina didelė šviesa. Ir ta šviesa yra Jėzus. Ir įdomus yra momentas tame, kad kartais mes kažko labai labai laukiam, o kai ateina ir nepamatom. Ir pas žydus buvo lygiai tas pats. Jėzus atėjo ir daugelis jų nepriėmė šitos žinios. Jie sakė, ne, tai turi būti kitaip, tai turi būti kitokie ženklai. Ir mes žinom, kad iki dabar Izraelio kraštas laukia Mesijo, kuris jau atėjo prieš 2000 metų. Tai šitas hebrajiškas žodis šviesa reiškia ne tik tokią fizinę šviesą, bet ir gyvybę, tokią tiesą ir atsinaujinimą. O žodis tamsa priešingai yra ne tik tai blogis, ne tik tai kažkokia tamsybė, bet tuo pačiu nežinojimas ir pasimetimas. Ir jeigu žiūrėt, kad Dievo žodis sako, kad Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai reiškia, žinot, kaip būna, kada tu važiuoji, ypatingai dar aš atsimenu tokį laikotarpį, kur nors užsienį važiuoji, atsirado tos navigacijos, ir tu užsikabinėje važiuoji, ir staiga tas kelias, kurio tave veda, yra laukas. Va tiesiog automobilis pradeda skristi laukais ir rodo toj navigacijai, kad tavo kelias va toks. Ir tu kaip džiaugiesi, kada tu vėl grįžti į normalų kelią. Ir Jėzus, jisai sako, jis yra tas kelias. Ir kada mes nebežinom kelio, reiškia mūsų tas ryšys su Jėzum nutrūko. Mums reikia grįžti tą santykį su Jėzum. Ir kai mes grįžtame tą santykį su Jėzum, vėl tas kelias ateina, vėl aiškumas ateina. Ir pranašas Zacharijas, jisai kalba, kad, sako, mus aplankė tokia tarsi aušra kylanti. Jis irgi pranašauja apie tai. Ir Luko Evangelijoje yra pakartota šita vieta. Luko Evangelija, 1 skyrius. 78 eilutė. Čia kada pranašauja jau Jėzui ir sako,
nuo 76 galbūt eilutės aš perskaitysiu. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes eisi pirmą viešpaties veido jam kelio paruošti. Jo, čia pranašauja apie Joną. Ir sako, tu mokysi jo žmonės pažinti išgelbėjimą per jų nuodėmę atleidimą. Ir širdingiausia mūsų Dievo gailestingumą, su kurio aplankė mus aušra iš aukštybių. Kad va tas viešpaties atėjimas yra kaip ta aušra iš aukštybių. Ir mes kartais važiuojam ir matom aušrą, ne taip jau dažnai, nes kartais būna rūkas Lietuvoje, kartais lietus. Ir aš atsimenu tokius ankstyvus rytus, kada tu važiuoji ir ta aušra. Ir viskas taip pradeda nušvisti. Ir vat Jonas paruošė kelią tai aušrai, tam viešpačiui. Ir 79 eilutė savo, kad apšviestų esančius tamsoje, čia principą kartoja tą patį, ką Izaijas sako, ir mirties šešėlyje, kad pakreiptų mūsų žingsnius į ramybės kelią. Štai Jėzus ateina apšviesti iš tamsos. Ir kitas dalykas, pakreipti mūsų žingsnius į ramybės kelią. Nes pradedant tokią kasdieninę neramybę, imant tokią visuotinę neramybę, mums visada mes suvokiam tokį labai svarbų dalyką, kad visada reikia Jėzaus, kuris atneša tą ramybę į mūsų širdis, kuris mus atgaivina, nuramina. Ir drąsiai galima sakyti, kad Jėzus yra ramybė. Ir kada žmogus būna toks momentas, netaip seniai teko melstis už jauną tokį žmogų. Ir po tos maldos jisai sako, man tokia ramybė, sako, tėve, ramybė. Nes buvo daug nerimo, daug streso. Ir iš tikrųjų ne vieną kartą, daugybę, šimtus, gal net sakyčiau ir tūkstančius kartų, pats esu patyręs šitą momentą, kada atrodo netgi keliom minutėm nukreipi savo žvilgsnį į viešpatį ir pradedi šauktis Dievo, ateina jo ramybė. Ir atrodo, visa tai, kas buvo labai didelė bėda, problema, kuri atrodė didelė, staiga jinai taip labai stipriai sumažėja. Ir ta aušra yra toksai labai nuostabus dalykas, kad jinai taip tarsi slenka, pradeda viską nušviesti. Staiga viskas nušvinta. Ir vat Jėzus, kada jisai ateina į mūsų gyvenimus, ir ypatingai širdis, nušviečia visą tą tamsą esančią mūsų širdyse. Ir ateina naujas gyvenimas. Ir kartais yra tokia iliuzija. Žmonės sako, nu vat, pakviečiau Jėzų į savo širdį, visas gyvenimas pasikeitė. Ir aš galiu sakyti ir taip, ir ne. Dievo karalystė atėjo, šviesa atėjo, bet mes vis dar kartais išjungiam tą šviesą savo gyvenime. Ir yra visokių etapų, bet esmė yra tai, kad Dievas mus augina ir jisai mus moko, kaip gyventi šviesoje. Ir taip pat Biblija kalba, kad buvo žmonių kategorija, kurie, sako, labiau pamilo tamsą negu šviesą. Ir kada mes pradedam eiti kompromisą, kada mes pradedam gudrauti, kada toks, kaip ir galima sakyti, tarnavimas Dievui, toks kaip ir pasidaro kaip ir biznis, verslas kažkoks, dažnai mes galim ateiti ir į tą tamsą. Nes yra labai labai plona tokia linija. Kad iš tikrųjų pas Dievą nėra tokių numylėtinių, galima sakyti, nėra tokio, kažkokių, galima sakyti, naudos per pažintis ir panašiai. Tu ateini pas viešpatį toks, koks tu esi.
Ir kada Biblijoje mes randam, galima iškart kaip ir prieštarauti, sakyti, sako, vat buvo mylimiausias Jėzaus mokinys, ar ne? Sakyti, o tai kaip čia dabar suprasti. Bet matau ten tokią kitą pusę, kad tas mokinys pats labai mylėjo Viešpatį. Jis stengiasi būti visą laiką kuo arčiau jo. Jis visada stengiasi klausytis jo, stengiasi būti arti jo. Ir ne veltui Dievo žodis daug kur sako tokią frazę, sako, artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nėra pasakyta, kad sako, Dievas artės prie tavęs ir tu prie jo priartėsi. Bet atvirkščiai, pirmas žingsnis, ką jis kviečia daryti, tave patį artintis prie Dievo. Jeigu jau tu pažinai Viešpatį, artinkis prie Dievo, būk arti jo. Ir jisai, sako, artinsis prie tavęs, nes jisai laukia to atsako tavo, laukia to troškimo. Galbūt reiktų pamastyti, kartais galit pamastyti, kuriuose savo gyvenimo srityse tos Dievo šviesos labiausiai laukia šiandien. Ne kažkokios dovanos, ne kažkokio daikto, ne kažkokio galbūt poreikio, tokio žemiško įsipildymo, bet kartais, kur tos Dievo šviesos aš labiausiai laukiu savo gyvenime šiandien. Ir dažnai daug dalykų susiję, kaip ir praeitą sekmadienį kalbėjom, su atleidimu. Kada aš atleidžiu, aš paleidžiu. Aš leidžiu Dievui veikti mano gyvenime. Nes įskaudinimu mes patiriam dažnai, galbūt netgi kiekvieną dieną. Taigi toliau Dievo žodis sako, žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Mums tai tokia gera žinia. Jono Evangelija, čia yra 1 skyrius 14 eilutė, Jono 1:14, kur sako, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo, viengimio, pilno malonės ir tiesos. Taigi, Viešpats apsigyvena mūsų tarpe. Jeigu savo laiku Senam testamente mes randam, kad Dievas tarsi buvo toks sunkiai pasiekiamas, reikėdavo ateiti pas kunigą į šventyklą, jis aukojo auką už tave, o čia jisai gyvena tarp mūsų tarpe. Gyvas, veikiantis, gali su juo kalbėtis įvairiais klausimais. Ir kitas toliau, ir tas gyvena, jeigu žiūrint iš tų pačių originalių kalbų, tai randam, kad apsigyvena tarsi palapiniai, tarsi pasistato buveinė. Žinot, kada kažkas apsigyvena, yra dvi pusės. Aišku, čia aš labai taip galbūt žmogiškai pasakysiu, bet įsivaizduokit, dabar kažkas apsigyvena jūsų namuose. Nu, pradžioj, faina turėti svečią savo namuose, bet kada praeina mėnuo, 2, 3, 5, jau prasideda tam tikri iššūkiai, nes prasideda toks šlifavimosi procesas. Ir Viešpats, kada apsigyvena mūsų širdyje, jisai kartais pradeda mesti iš ten visas šiukšles, viską, kas nereikalinga. O atrodo mums, kad dar mums reikalinga. Dar mums tai yra brangus dalykai, kartais kažkokie netgi prisiminimai ar kažkokie sentimentai tam yra. O Viešpats sako, ne, čia sena, tu prisiriši. Jeigu kažkas atsimena toksai gera mintim, toksai filmas Sala, toksai yra. Ir kada ateina vyresnis kunigas pas tokį jauną, arba galima atsakyti tokį pasišventusį žmogelį, tas žmogelis tarsi netyčia sudegina jo kaldrą ir batus.
Ir jam tai pikta, jis sako, aš čia iš užsienio atsivežiau, brangus batai mano, brangi kaldra, ten kažkokia ypatinga, satininė ar kokia ten. Ir jis paskui taip tyliai ten žarsto tas anglis ir sako, bet tavo širdis, sako, labai buvo prie jų prisirišus. Tai va, tai Dievas kartais griauna tos stabus mūsų gyvenime, kur mūsų širdis labai prisirišus. Ir Dievas pažadėjo ateiti, apsigyventi tarp žmonių. Ir ateina labai keistų būdų, apsigyvena tvarte, ėdžiuose, kur gali kiekvienas ateiti, kiekvienas praeivis, kiekvienas ateiti, kaip sakant, tokia paprasta vieta, kur nereikia jokio ypatingo leidimo. Ir tarsi Dievas sakytų, aš esu Dievas tau. Kartais žmogus sako, Dievas ne manas, per tolimas, per didis. Ne, Dievas tau. Vat būtent jis ir atėjo tokiu būdu paliudyti. Ir Dievo žodis sako, kad Emanuelis, Dievas su mumis. Tai hebrajiškai tas žodis truputėlį kitaip ir rašosi, ir ta prasme pateikiamas, tas L yra gale. Bet pagrindinė žinia čia yra, vietų aš neskaitysiu, bet galiu pasakyti, galite jūs, jeigu kažkas žymindės pasižymėti, Mato 1.23 ir Izaijo 7.14. Mato 1.23 ir Izaijo 7.14. Bet čia pagrindinė žinia yra Dievas su mumis. Emanuelis, Dievas su mumis. Tai va, viešpats atneša tokią labai aiškę, gerą žinią, kad viešpats yra su mumis. Ir viešpats apšviečia savo šviesą, kad mes matytumėm, kur eiti. Ir jis yra tas kelias. Ir šita tokia tarsi, galima sakyti, susitaikinimo su Dievu, ta tokio adventinio laikotarpio žinia, kad Kristus įžengia į mūsų tamsą su šviesa, kurios neįmanoma užtemdyti. Ir klausimas yra toks, ar mes tą šviesą norim priimti, ar mes ją priimame. Ir dabar reiktų garsiai sušūkti, sakyti, taip, viešpatie. Visi, jeigu būtume tokie labai emocingi, tai šauktume, sakytume, taip, Dieve. Bet jo, svarbu, kad tai mes savo širdį iš tikrųjų darom ir sakom, taip, viešpatie, aš noriu tos tavo šviesos. Ar yra mūsų gyvenime kažkokių tamsių kertelių? Manau, kad yra. Kur aš noriu, kad viešpats ateitų ir ateitų ten Dievo karalystė, ateitų pasikeitimai, ateitų ramybė, ateitų džiaugsmas. Ateitų ramybė į mano galbūt liūdesį, kartais vienišumą, kartais nusivylimą, kartais netikėjimą, kartais pyktį, kartais baimę. Ir Dievo žodis sako, kad viešpats Kristus vėl ateis. Jis sako, budėkit, nes nežinot, kurią valandą ar kurią dieną tai įvyks. Bet jeigu žiūrėti iš graikų kalbos, daugiau tas žodis irgi asocijuojasi su žodžiu nemiegoti. Ir galbūt dar galima plačiau būtų pasakyti neapsileisti. Nes žinot, kada tu gyveni kažkur tai, galbūt vienas, niekas pas tave neateina į svečius, nereikia nieko labai ypatingai daryti. Ir natūraliai ne visų, kai kurie yra labai dideli pedantai ir tvarkdariai, tai jiems tas negrėsia, bet galbūt ne visi mes tokie esam ir kartais mes apsileidžiam, nes galvojam, tai vis tiek čia aš pats vienas gyvenu, koks skirtumas. Ir vat dvasinė prasme, sako, budėkit ir neapsileiskit, neužmykit. Ir Biblijoje yra apie miegą kalbama nemažai. Ir kalbama apie merginas, kurios belaukdamos jaunikio visos užmygo. Bet skirtumas buvo tas, kad vienos turėjo atsargų, o kitos ne. Ir tos atsargos, kad jos buvo tame ryšyje su viešpačiu, buvo tame
toj bendrystėje su Dievu, jų širdis buvo pilnos Dievo dvasios. O tos kitos, jos tiesiog irgi užmygo, bet kada atėjo tas laikas, jų pradėjo žibintuvai gesti, tas tikėjimas gesti, tas džiaugsmas gesti, ta ramybė gesti, tas santykis gesti. Ir apaštalas Paulius irgi labai įdomiai, jisai taip sako, laikas, žinom tokį žodį, netgi būna ten kai kur labai plačiai jis naudojamas, kairos, sako, laikas jau atėjo pabusti iš miego. Romiečiams 13:11. Ir atrodytų, Romiečiams 13:11, atrodo, jau tada apaštalas Paulius, jisai sako, taip elkitės. Jis prieš tai kalba apie meilę, kaip reikia mylėti. Ir jis toliau sako, taip elkitės suprasdami, koks dabar laikas. Išmušė valanda mums pabusti iš miego. Dabar mūsų išgelbėjimas arčiau nei tada, kai tikėjome. Bet kuriuo atveju galiu drąsiai sakyti, kad tada, kai aš įtikėjau, nuo tada, kai aš įtikėjau, mano išgelbėjimas 41 metais tikrai jau priartėjo labiau. Jeigu ne Kristaus atėjimo prasme, tai fizinė prasme jis jau priartėjo. Tai dėl to Viešpats sako, jis tikrai arčiau. Ir galbūt kai kurių mūsų gyvenime dar arčiau. Ir tas išgelbėjimas ir sako, pabusk iš miego. Ir kita vieta įdomi tokia yra, sako, pabusk iš miego ir kelkis iš numirusių. Iš tos mirties pabusk. Ir įdomus yra momentas, kad dažnai mes turim save tarsi pabudinti, naujai tikėti ir mylėti Viešpatį. Nes ateina tokia apatija, ateina kartais nusivylimas. Yra visokio etapų gyvenime. Aš pasakysiu, kaip pastorius bažnyčios, ta prasme etapas. Toks, pavyzdžiui, mes tada pradėjom bažnyčią Panevėžyje, atsimenu toks etapas, ateina daug žmonių, daug įtiki, daug ieško Viešpatės, tu ten meldiesi, kalbėsi, per dienas, per naktis vyksta veiksmas. Gal kokie 80 ir plus žmonių bažnyčioj, visi turi visokių poreikių ir taip toliau. Ir paskui ateina kažkoks krizinis laikotarpis. Kažkas sako, mes išeinam kažkur tai ten, mes kažkur išvažiuojam, kažkas tai vyksta. Ir ateina laikas, kada tu stovi vienas Dievo akivaizdoje ir sakai, Dieve, jeigu vienas bus žmogus bažnyčioje, aš dėl jo ateisiu. Dievas sako, taip, sako. Nu jo, sakai, taip. Nu gerai tada. Tada ateina ramybė ir vėl tarsi viskas iš naujo. Būna žmonės, į kuriuos tarsi investuoji savo laiką, maldas ir ruoši juos, kad jie tarnautų Dievui. Žiūri, jie atkrito, atitolo nuo Viešpatės. Kažkaip visai jiems nieko nebereikia. Ir tų nusivylimų yra labai daug visokių. Ir mes savo tam dvasiniam kelyje, atrodo, jau tu kovoji, ten ėjai, viskas kaip ir gerai. Ir pats viskas sugriuvo. Ir tu supranti, kad ir gerose, ir blogose dienose tu esi šaukiamas šlovint Viešpatį. Nežiūrėti į aplinkybės, į situacijas, įvykius, bet šlovint Viešpatį kiekvieną dieną. Toks galbūt gražus pavyzdys būtų, žinot, kada du žmonės įsimylėję ir tas jaunuolis kažkur išvykęs į kelionę, komandiruotę į kažkokį, tai galim sakyti, uždirbti kažką būsimom vestuvėm ir panašiai. Ir sužadėtinai jinai sėdi prie, šiais laikais reiktų sakyti, ne prie lango, prie telefono, ir laukia, kada jis parašys žinutę ir panašiai. Ir labai ilgėsi jo ir taip toliau. Ir ta meilė jinai nesibaigia, jin tokia, atrodo, taip atlau, o parašė, o ateina, o grįžta.
ir panašiai. Tai lygiai tas pats turėtų būti mūsų širdyse, kad Dievo žodis sako, lauk viešpaties. Ne tai, kad aš laukiu, kad kažkada viešpats kažkur tai ateis į mano gyvenimą, ten kažkaip tai arba paims mane pas save į dangaus karalystę. Bet ne, kasdien aš laukiu to viešpatės savo gyvenime. Kasdien aš laukiu to susitikimo, nes tai yra džiaugsmingas įvykis, kuris atneša džiaugsmą ir ramybę ir bendravimą ir mane atgaivina ir aš per tai galiu atgaivinti kitus ir, nežinau, netgi, aš sakyčiau, asmeninė tokia patirtis, tai sako, kad netgi dažnai mes esam galbūt ne visi nuotaikų žmonės, bet tai įtakoja mūsų nuotaiką. Ir kada mes turim tą ramybę širdį, mes esam tiesiog geresni žmonės. Ir kaip yra sunku bendrauti su bjauriu žmogum, kuris skandus, vulgarus, toksai, galima sakyti, visokių priekabių ieško. Ir kada jisai ramus su Dievu, nurimęs ir laimingas, ir nesmulkmeniškas perdėtai, bet kaip tik tokios atviros širdies. Ir pabaigai, kad Dievo žodis, jisai sako, laikas keistis yra kada? Dabar. Teisingai, dabar. Ir ne veltui tas pats Jonas, jisai sako tokią žinią, paruoškite viešpačiui kelią. Atrodytų, tai kaip tą kelią dabar galima paruošti? Nu, greičiausiai reikia Biržų krašte, aš atsimenu senais laikais, tai toks būdavo paprotys, dar dabar gal kažkiek yra, tai pakarpo tujų ir jeigu vyksta kažkokios laidotuvės kažkas, tai ten tą visą tą kelią nubarsto tujom, visi žino, kad ten liūdį visi reikia paguosti kažką. Ir visi eina. Tai va tokiu būdu paruošdavo kelią, vienas iš būdų. Gal taip mes turėtume ir Jėzui paruošti kelią, ne? Į Kauną pabarstyti tujų. Gal dar kažkaip tai reikia paruošti kelią. Bet Jonas, į ką jisai kviečia, jisai sako atgaila. Susitaikyti, tiksliau galima būtų taip sakyti, ne tik atgaila, tai plačiau. Sugrįžkite į santykį su Dievu, susitaikykite su Dievu. Jisai kviečia. Ir Morkaus 1:3, čia yra užrašyta tai būtent, kad jisai sako, grįžkit į tą susitaikymą. Ir jis pats save tai pristato, kad aš esu dykumoje šaukiančio balsas, paruoškite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Aš nesu buvęs Izraeliu, bet žinau, kad iš jūsų daug kas yra buvę. Nelabai, aš manau, Izraeliu tie keliai labai tiesus. Ar tiesa? Netokie jau tiesus jie yra, takai ypač visokie. Ir čia atrodytų jisai kalba priešingai, negu yra gamta sudėliojus. Sako, ištiesinkit jam takus. Bet būtent kalba apie širdį. Vat atverkit širdį, paruoškit viešpačiui kelią į savo širdį. Ir čia jisai kalba apie širdies ir proto pasikeitimą ir apie krypties keitimą. Nes atgaila yra krypties keitimas. Reiškia, ten, kur aš ėjau, jeigu aš atgailauju, reiškia, aš ėjau prastu keliu. Man reikia dabar nusigręžti nuo to kelio ir eiti kitų kelių, link viešpaties. Ir dažnai, ypatingai ten tokia, galima sakyti, senesnė gal tradicija, kaime kažkur, bet ir šiais laikais išlikus yra, kada mes laukiam svečio, dažnai, ką mes darom? Mes truputėlį tvarkomės. Jeigu ten kokiam kaime, tai ten kokią netgi tvorą, kokį pagalį prikala, kad ta tvora gražesnė būtų, tiesesnė. Jeigu namuose, tai prasiurbė ten tos namus, patvarko truputėlį, nes laukia svečio. Tai vat mes laukdami susitikimo su viešpačiu, kiekvieną kartą esam kviečiami tą savo širdį paruošti. Ir klausimas toks, ką mes šiandien savo gyvenime galėtumėm ištiesti, kas ten yra kreiva, kur ten tie kreivumai, kur kliūtis ateiti Dievui į mūsų gyvenimą.
Mes visą laiką kalbam, nemažai kalbėjom šiais metais apie karalystę čia ir dabar ir dar ir ne, apie ką ir kalba vynuogynas daug. Tai ta tokia dvasinė vidinė tikrovė, kuri veikia, kad mes jau gyvenam Dievo karalystėje, bet dar negyvenam Dievo karalystėje. Dievo karalystė jau veikia, yra tarp mūsų, bet kartais neveikia. Ir taip Dievo žodis irgi mes randam sutampa su šito požiūriu. Ir kai kur mes matom tą Dievo stebuklą, o kai kur jis neįvyks. Ir galima ten daug ką kaltinti, lengviausia apkaltinti tą žmogų, už kurį meldžiamės, kad jis neturėjo tikėjimo, ir padaryti jį kaltu ir sakyti, taip tau ir reikia. Tu neturėjai tikėjimo, tai nieko ir negavai. Bet iš tikrųjų ne tame dažniausiai yra problema. Problema yra, kad tiesiog Viešpats veikia kaip nori, kada nori, kokiu nori būdu. Ir kartais įvyksta dalykai, kartais ne, kartais prisikelia numiręs, o kartais jį tenka palaidoti, kartais išgyja, o kartais reikia įgydyti ir po to jisai išgyja. Ir kartais reikia ir gydytojų pagalbos, o kartais reikia maldos ir gydytojų pagalbos. Kartais reikia tik maldos. Įvairūs atvejai. Tai va čia matom tą Dievo karalystės veikimą, kur jinai prasiveržia ir ateina ten pasikeitimai. Ir kada Jėzus ateidavo, jis skelbdavo tą Dievo karalystę. Dėl to mes esam pašaukti skelbti tą Dievo karalystę savo gyvenime. Ir kiekvienas iš mūsų, aš manau, kad jeigu aš paklausčiau, kur matėt, kad Dievo karalystė veikia jūsų gyvenime, aš manau, kad kiekvienas turėtų mažesnį ar didesnį liudijimą, kuris patyrė ir patyrė tą Dievo karalystę veikia. Tai va, tai toks būtų padrąsinimas mums visiems. Kvietimas, kad teateinie tavo karalystė jau šiandien mano gyvenime. Ir čia aš kalbu ne apie laidotuvės, aš kalbu apie tai, apie Dievo veikimą. Kad Dieve, teateinie tavo karalystė šiandien, jau čia ir dabar mano gyvenime. Kuo daugiau, tuo geriau. Ir kad Dievas mus žadintų kasdien budėti. Nepamiršti, kad Viešpats mūsų kasdienybė mes trokštam, kad apsigyventų kaip Emanuelis. Viešpats su jumis. Kad jis kaip tas, kuris visada su mumis. Ir kad mūsų tas laukimas kiekvieną dieną toks būtų džiaugsmingas. Ir mylinčiojo, įsimylėjusio laukimas susitikimo su Viešpačiu. Ir atsakymas, kad jeigu nebeturim tokio laukimo arba tokios meilės, tai lygiai kaip aš kažkada tai meldžiausi, kad Dieve sugrąžink man troškimą tave mylėti ir tikėti. Taip aš drąsiai jūs melstis, kad Dieve duok, kad tas troškimas sugrįžtų. Galbūt jis kitoks ateis, brandesnis, gilesnis, bet ateis tas troškimas mylėti ir tikėti Viešpačiu. Kiekvieną dieną jo pasitikėti. Tai būkit ir palaiminti, ir padrąsinti, ir sustiprinti Dievo. Ir tegul jo šventoji dvasia mus augina, keičia, stiprina, veda, moko. Ačiū Dievui. Ir galbūt kažkas turi kažkokį liūdį.